Labą dieną. Tai aš noriu papasakoti apie vieną tokią kelionę, bet ne taip aš noriu papasakoti. Žodžiu, prieš 2,5 metų sėdėjau per Kalėdas beveik ir pamačiau skelbimą Facebook'e, kad organizuojama kelionė į kitą pasaulio kraštą. Ir aš pagalvojau, blema, kada, jeigu ne dabar, ir išvažiavau į Braziliją šokinėti parašiutais, tai tik dabar sugebėjau susukti videoklipą. Tai šitą va, iš karto jau ten pamatysit, ką darėm. Jisai visai įdomus. Nu ir nusipirkau tą kelionę, kartu ir nusipirkau skrydį iš Europos tiesiai į Rio de Janeiro. Iš tenais mes išnuomavom mašiną ir jau per kažkur 11 valandų nuvažiavom į pirmą savo stotelę. Tai tam buvo tokia Iterana uola, kur praleidom pirmąsias savo kelias dienas. Taip, atsikėlėm 6 ryto ir mus pasitiko va toks grožis. Saulė kyla, atsigeriam kavos, sėdam į pikapą ir varom ant pirmo šuolio. Dar tokie visiškai nedrąsūs, nieko nepažįstam, tai iš tikrųjų vienintelį va Chase'ą žinau tiesiog iš socialinių medijų. Kiti buvo amerikonai, vienas anglas ir aš toks vienas keistas lietuvis. Pakeliui lipti ant skardžio. Labai pasisekė ten, nes turėjom savo privatų tokį transferiuką, pikapą, kuris su tokiais kaimo keliukais dubėtais užveždavo mus iki pat viršaus. Tada tai reikdavo kelias minutės praeiti pro tokias džiunglės. Pro tas džiunglės praėję, mes jau pasiruošdavom parašiutus, apsirengdavom ir jau stovėdavom ant krašto. Ir čia va kaip tik buvo mano pats pirmas šuolis Brazilijoje. Tai aišku, tai ir vėjuota turi būti, o tai kai vėjuota, tai truputėlį to pasitikėjimo savim neprideda. Žinai, kad va visą žiemą nešokinėjai, truputėlį stresuoji, jaudinėsi, bet tai ne pirmas kartas. Esi susikaupi. Prisimeni, ką reikia daryti ir atsispiri. Pati uola yra apie 400 metrų. Nu tai iki žemės 5-6 sekundės. Tai nėra pati didžiausia, bet ir nėra tokia maža, kad kad jau labai pavojinga būtų. Tai kaip apšilimui labai gera uola. Ir nusileidimo aikštelės plačios, va tokie laukai, ten nusileidi, laukia draugeliai. O draugeliai todėl, kad jau subondinai, nes nušokot kartu, tai belieka tik tais nusileisti, duoti pitaką, susidėti parašiutą į maišą, praeiti pro fermerių tvoras, pro mažas džiunglės, kurios tikrai neatrodo kaip Vilniaus Vingio parkas. O kas juokingiausia, kad paskui randi pusryčius ant žemės. Ir tada pasiemi tokius avokadus. O man šitie avokadai iš viso būdavo kosmosas. Sultingi, tepasi kaip sviestas. Nežinau, pas mus tokie mango kokie 18 eurų kainuotų. Susitepi sumuštinį, atsigeri šviežios kavutės ir kaifuojam. Drinking coffee, eating fresh avocado. Jesus, life is awesome. Antras šuolis, tai va nuo tokios tarzankės. Pasaulyje tikrai nėra daug tokių vietų. Aš vieną žinau Šveicarijai, ir dar vieną kitą galima rasti, bet viskas. Čia pagrindinė, kur galima tikrai daug visokių crazy dalykų padaryti. I can go. Yeah. Mano planas nuo čia aš labai norėjau padaryti dvigubą saltą. Niekad esu beje nedarė šito, tai tiesiog įsivaizdavau, ką jis išvyti, pasileidai ir sukiesi 2 kartus. Kas čia gali būti sudėtingo? Jo, ir aš nusprendžiau nieko nelaukęs, ilgai tenais nekimarint, bet su tom tarzankėm ir su tuo kritimu nuo uolos yra toks dalykas. Okay, gentlemen, see you. 1, 2, 3.
kai tu pasileidi jau ir gravitacija pradeda veikti, tai tu didelio greičio neturi. Ir tas, kai neturi didelio greičio, tu negali savo kūno labai jau gerai sukontroliuoti. Tiesiog turi laukti, kol atsiras oro srautas ir va čia kaip aš vartytis iš vieno tokio paukščio. Tokia patirtis yra labai nemaloni, ypač jeigu ten yra tavo pirmieji šuoliai, ar tu kažkokios akrobatikos pradmenų neturi, nu tai tada biški kala per psichiką. Man kas atsitiko, tai kad dar šarabanai nespėjo atsistatyti, tai dar prie nusileidimo pasukau parašiutą visiškai ne prieš vėją, kaip geriausiai yra nusileisti prieš vėją, o tiesiog pavėjui. Ir žiūriu, kad tai, ta pieva mažėja, medžiai artėja. Tai va toks va mano šuolis nuo mano svajonių tarzankės. Žodžiu, skridau į medį, dar visą gelbėjimo operaciją filmavau, uždėjęs dangtelį ant kameros, tai saibys, dabar turiu tik audio. Bet jei chebrytė galvojat, kad mano šuoliai tuo ir baigėsi, tai turiu jūs labai nuliūdinti, nes darydavom po 3-4 šuolius per dieną, tikrai pasismaginam tenais. Tips or you know what to do? Tips later. Tips later. Tips later. Nice. Very fucking nice. Yeah. Jo, po tokios dienos, tokių įspūdžių ir šeimininkų svetingumą, nu tai kur čia neparagausi. Ir naminės kačiasos braziliškos, aišku, tai ateina su pasiekmėm. Nu, kitas rytas, vėl visi ant tarzankės, vėl visi duoda garo. Čia va, Koneris. Amerikonas toks, sugalvo naują bairį. O aš tai stoviu ir parinuos. Ir vietoj to, kad nesiparinčiau, susikaupčiau, vėl nelygiai paleidau, pečiai buvo netiesus, vėl pradėjau sukti ir čia toks, labai nemalonus momentas, nes tu negali panikuoti, turi išlaukti, turi susikoncentruoti ir tik tada, kai stabilu, parašytą įsiskleisti, kad jis gražiai įsiskleistų. Nu, bet negi šitą projektą tai paliksi dabar nedadarytą. Hey guys, what's up? Fuck, it's maybe too short. Straight this time, straight. Free. Round one. Beautiful. Kaip ten yra sakoma, trečias kartas nemeluoja, ne? Tai visi nusileidom. Man atrodo, tą dieną dar kelis šuolius padarėm ir jau ramiai užbaigėm vakarą ir sekantį rytą jau išvažiavom. Man tai atrodo, mes čia netgi per trumpai pabuvom, nes nuostabi vieta, bet pasirodo, čia ne šiaip sau, taip. Nes vietiniai jau žino, kas čia darosi, jeigu tu per ilgai išbūni, pradedi nesąmonės daryti. This place is sick. A limit of 2 days per jumper. More than 2 days, people start having strange ideas and, well, we know. Then everybody dies. Ir tada mes pasileidome į kelią, važiavom, nežinau, gal 8 valandas. Tai per tą laiką man pavyko su Koneriu susipažinti labiau. Enjoying Brazil?
very nice, very nice. Šiaip tai čia, kur važinėjom, tai žmonės labai kukliai gyvena ir labai paprastai, va, atrodo, paprasta parduotuvė šalia kelio. Ir tiesiog, kad va, turi, nieko neturi. Biški kavos, biški makaronų ir va. Oh yeah. So everything you need for a fun Monday in the car. Bet tai nereiškia, kad žmonės nelaimingi, kaip tik atvirkščiai. Maistas skanus, daug saulės, daug vaisių, daug geros nuotaikos. Tikrai visi vietiniai buvo vaus, kurie sutikti buvo. Nu ir čia dalykai jau pradėjo darytis įdomesni. Neskaitant to, kad niekada tokiam drėgnam karštį nesu įlipęs, nu buvo pragaras. Užlipom, visiškai nebuvo jokio ryšio, niekam paskambinti negalėtume. Ir ar mes po tų 2 dienų užsikūrė, ar ką, visi ego užsikėlė max, nu ir pradėjom viens kitą pušinti. Ta prasme, pirmas koneris varė. Yeah, beautiful. Tada aš jau pasirašiau savo, nu, pavadinkim, firminiam dvigubim saltukui. Alright. See ya, boys. 3, 2, 1. Nu ir aš taip besisukdamas, skleidžiu parašiutą ir bam, jisai į sieną atsisuka. Gerai, kad pavyko greitai sureaguoti, gerai, kad parašiutas greitai sukosi, nes nu šitas, tu nenori, kad tai parašiutas skleistusi. Bet ką padarė šitas veikėjas, tai dar blogiau. Bičas ant žemės niekad nebandęs, niekam nesakė, sugalvojo, kad reikia padaryti front flipą. Whoa. That was some fucking acro. Visiškai iš inercijos tiesiog negali sustoti suktis ir jau savo sveiką kailį atidavė likimai. Tai gerai jam čia, kad pasisekė. Žiauriai pasisekė. Yeah, you good? Good job! Nu, o kas čia buvo, tai nežinau kaip apibūdinti. Dabar sėdint, tai čia gavosi labai gera istorija. Tenais būnant, blemant, tai buvo nejauku ir buvo baisu. Shit. Mes šokom nuo šitos salos ir patys paskutiniai liko tai mūsų gidas ir mūsų organizatorius, Chase'as. Jis labai žemai skleidėsi ir mes iš toli matom, kad jo parašiutas įsiskleidė žemai ir jis nekontroliuojamai sukasi žemyn tiesiai į džiunglę. Taip iš toli matom, kad čia jau kažkoks nesąmonė, kažkas blogai. Gidas jau su vinksiutu nuskridęs už olos, pasukęs jo nebėra ir kad tas jo parašiutas varo žemyn ir dingsta džiunglės. Fuck, ką daryti? Tai kažkas ten vandens, kažkas vaistinėlė. Nu ir pasileidom, o taip, pamatėm kryptį, kur maždaug parašiutas, tai mes 3, aš ir 2 amerikonai pasileidom bėgti. Pradžiai bėgom per fermerių tokius kavos laukus, kaip ir viskas gerai, ir tada atbėgom į laukinės, nu tokias džiunglės, pavadinkim. Aš suprantu, kad tas džiunglės, tai čia nėra mūsų lietuviškas miškelis, kur ten palendi po krūmais ir praeini. Ten tiesiog prieini žalią medžių krūmų, šakų sieną, kur nu nepraeisi niekaip. Yeah. Ten į vieną pusę bandai, į kitą pusę bandai kažkur. Galiausiai radom tokių riedulių nuo to kalno prikritę ir tokie kaip pontukais. Ir lipi tu tais pontukais, tai kaip sekcijom vis aukštyn. Susirandi kokie, kai Tarzanas lianą patikrini, žinai, o maždaug galim lipti. Nu ir tada taip, kojom varai į viršą. Ir mes pradėjom taip varyti gilyn į tas džiunglės. Kol galiausiai po 20 minučių galvoju, mes čia visiškai nevietiniai, žinom, nei kokia flora, nei kokia fauna čia gyvena. Ir tu pradedi suprast, man atrodo, čia tuoj mum reikės pagalbos. Ir ant tų žodžių amerikonas pradėjo spiegt, nes jį pradėjo laukinės bitės lest. Antras amerikonas atsisuka į mane, aš matau paklaikusiam akim, jau panika. Žiūri kiaurai, paėmė aš toks, ne. Ir jisai mane nustūmė ir aš kaip su surištom kojom į artimiausią medį pyliau, tas medis su spygliais. Prasikirtau čia akį.
Fuck you. O. Rėkė pirmas amerikonas, tas antras jau dingo, nuo to akmens kažkaip nušoko ir rėkė ten toliau. Aš į embrioną tokį susiriečiu ir galvoju, blema, nu dabar pradės tos bitės kapoti, bet geriau tegul jau kapoja, tada aš kažką sugalvosiu. Praėjo 15 sekundžių, taip žinai, atsistoji, nu nieks tavęs kaip ir nekapoja, žiūri tada ir pirmas amerikonas atsistojo. Blema, jis kaip irgi nieko. Mane nustumęs, tai jisai įsipainėjęs į medžius, toks sustrigęs, irgi dar panikuoja. Viskas gerai, pasirodo, tų bičių net nebuvo. Nu, ten viena gal kita užpuolė, bet tos bičių spiečius taip nebuvo, kaip ir multikus įsivaizdavom bus. Nu, žodžiu. Ir mes tokie apsiraminom, žinai. Bet reikia eiti toliau Čeisą gelbėti. Einame ir mes toliau. Žinok, atsimušame tą Čeisą. Čeisas toks visas laimingas, su kuprinė išeina iš to miško. O, sveikučiai. Ir tai pasižiūrim, o kas jum čia buvo? Ir aš toks kruvinas, visi įsigandė perbalę ir mes tokie, nu Čeisai mes to vandens atnešėm. O žodžiu, visiškai nieko jam nenutiko, jis tiesiog išrinko didžiausią medį, kalė į tą medį ir pradėjo per šakas, tiesiog kaip per multiką. Krenta, šakos jį sulaiko ir sako, prie pat žemės, sako, jau kaip ir pradėjau gerą pagreitį gauti, paskutinė šaka, nu ir jis tiek nuo žemės šliumštelėjo, tai parašiutas sudraskė visiškai, bet ne vieną brėžimą bičių. I'm like, oh fuck, this is it. And then caught another tree and then just kept hitting fucking trees, dude. Fucking I'm shredded, dude. Shredded. It was all above me, all fucked. And That way? Just follow the boulders. no, I think it was a tension line or some shit. Straight down in the trees. Still. This is all from the hike out. Motherfucker. Fucking Tension knot just straight into a tree. Yeah. I think it happened so quick. You saw it, Diego? Did Diego see it? I watched it. I watched you go into the tree. Tai mes visi pilni įspūdžių po tokios dienos, dar mums reikia grįžti iki mašinų. Tai einam per tuščią miestelį. Einam, žmonių praktiškai nėra. Ir mums čia taip tiesiog išlindo viena vietinė ir paėmė ir atidarė bariuką. Tai nusipirkom kolos, va čia Čeisas rodo, kas liko iš šio parašiuto. Nieko neliko, tik kuprinė liko. Nusipirkom vandens kolos, kažkiek riešutų, užkast. Galiausiai tokią dieną užbaigėm labai gražioje vietoje. Tai čia toks krioklys, baseinas, pailsėjimo zona, nežinau kaip pavadinti, bet gerai praleidom laiką. Tai čia pabuvom, tiesiog atsigavom, nuraminom savo visos dienos įspūdžius ir patraukėm į dar vieną, trečią jau lokaciją, kuri vadinasi Kabrito. Va čia ir daugiausiai šuolių padaro, čia yra aukščiausia ola ir čia ir atvažiavom praleisti net 5 dienas. Va čia tiek ir gyvenom. Iš tikrųjų buvo amazing. Važinėdavom su tokiu pusiuku, užveždavom mus praktiškai iki pat viršaus. O važiuodavom tai tikrai pro įspūdingas vietas, su vietiniais susitikdavom. Su paprasta mašina, nu aš su savo mašina čia tikrai nenorėčiau važiuoti. Tai gerai, kad užveždavo, daug nereikėdavo, nu tik paskui nuo viršaus gal kokių dar 20 minučių peškom iki pat tos vietos, kur reikia šokti. Vietos tai tikrai nuostabios, bet šiaip aš turiu vieną problemą. Aš šiaip labai bijau aukščio. Tai kai man reikia nueiti į kažkur sketchy vietą, nu aš tenais kovoju su savo panikom, kad tik nepramuštų. Yeah. Yeah, I know. Ir čia mano pirmas šuolis naujo vietoj. Praeitą kartą įsiskleidė man tiesiai į uolą parašiutas. Ir aš ten šokau su kitu parašiutu, bet jos abudu ir savo, ir tą kitą pakavau vienu metu. Aš galvojau, kad žaibas į vieną vietą tikrai negali trenkti, bet žinau, jinai truputį tokia pozityvi. Ta prasme, kai tu skrendi be jokio kostiumo, tai tu toli nuo olos nepabėgi. Nu ir va, dar vienas siurprizas man. Fuck! Ah, what the fuck? Du tokie close callai, vienas paskui kitą, nu tai tikrai mano statistikai nepadeda. Nu, nusileidau, išsikračiau viską iš klešnių, apsvarščiau ir padariau išvadas,
ir kitam šuoliui jau buvau pasiruošęs. Okay, boys. Have a good landing, bro. Pagaliau Shining. pasiėmiau wingsuitą. Good shit. Čia buvo mano pats pirmasis. Iš viso su šituo baltu wingsuitu čia buvo mano pats pirmas šuolis nuo uolos. Prieš tai treniravausi tik tais iš lėktuvo su jo šokinėti. Nu ir dabar jau tikrai toli nuskridau nuo uolos, tai nebijojau, kad ir parašiutas apsisuks į kitą pusę. Pagaliau galėjau apsižvalgyti ir pasižiūrėti, kaip čia iš viršaus viskas gražu. Kur čia toliau galima skraidyti. Nes šita vieta turėjo labai daug gerų variantų. Bravo, bravo. Fuck yeah, man. Have a good time. 3, 2, 1. Užėjo debesis, tai pridėjo dar biškį aštrumo. Yeah, go here. Bet šitas šuolis, jisai drąsiai yra mano visos karjeros top 3, 2, gal net 1 vietoje. Yeah, man. Yeah, buddy. That was awesome. Čia tiesiog aš noriu parodyti, ant kiek surreali ta Brazilija, kai tu nusileidži ir nežinai, kas nutiks. Čia šokom 3, aš visus pamečiau
ir paskui turėjau susirasti. Tai išeinu į gatvę, nieko nėra, jokių žmonių visiškai, gražu, bet nei telefono, nei ryšio, nieko nėra. Kažkokie vietiniai važinėja su paprastom mašinėlėm. Gozadíssimos palhaços, mágicos, malabaristas, equilibristas, atirador de facas, tem o fantástico Globo da Morte e muito mais! Você não pode perder! Curta a temporada! Jokio ryšio, visi nusileidom skirtingai, dabar einu ieškoti. Chebros. Bro, I came out of those clouds and I was like, where the fuck is Chase? Yeah. It wasn't until I was like, fuck it, I'm pulling. And then I see him like way over here. You guys got a nice hole? Yeah. Yeah, super nice. Is Felipe on his way? No. Oh, he's not. No, but found it. Just followed the wall until, came out of the cloud. Exactly what you said. The cachaça lady is coming. Hola. Bom dia. Bom dia. Some drinks for the boys. Filho, você derrubou, ok? Nada. Nada. Cachaças. Yes. Comum. Amarela comum. Essa tem 8. This one looks good. 5 anos e 1. I think it's cinnamon. Ela que bota uma casca de madeira, jatobá. Cinnamon. Cinnamon. I think is what. Oh. Shit. What? That's a good one. Forte. Very good. Distillery. Yeah, see. Oh, wow. Holy Oh, some bats and stuff. damn. It's pretty cool. Whoa. Super cool. That's big jugs of liquor. Wow. Very cool. Gostou? Wow. Holy shit, that's a lot of Kasasha. Hebrytė atvežu lauktuvių, tai va. Šitą bonkę. 8 braziliški. 8 braziliški. Euras šiam. Faina ta Brazilija. Ne visi net nušoko nuo to salos, kai koks prastas rytas buvo. Tai šitie du su vietiniu motociklu be stabdžių, sako, per vandens išgraužtų žvyrkelį nuo kalno leidosi žemyn, atgal grįžti. Tai nežino, sako, kas baisiau būtų buvę, ar šokt, ar su šito mocu grįžinėti. Na ir po šito mini nuotykio, tai grįžom atgal į Rio de Janeiro.
kur laukia mūsų paskutinis pasispardymas, tai toks legendinė ola su legendiniu šuoliu, kur nusileidimas į paplūdimį. Tai čia daug internete buvau matęs vaizdų iš ten, tikrai nenorėjau praleisti šitos progos. Tai keli kolegos užskrido parasparniu virš olos ir iš jo iššoko, praskrido pro olą, o aš norėjau viso potyrio, tai pradėjom naktį nuo pačios lipti į viršų. Sitting here waiting for the weather. Kol užlipom, atėjo vėjas, turėjom laukti. Aš čia wingsuito neatsinešiau dėl kelių priežasčių. Viena priežastis, tai šitas šuolis yra pakankamai techniškas, netgi labai techniškas. Tai turi startuoti su tokiu posūkiu iš karto į šoną, o po to posūkio spausti iš savo wingsuito praktiškai maksimalų performansą, nes daskristi iki to paplūdimio nėra lengva, o jeigu nepataikysi į paplūdimį, tarkim biški per žemai bus, tai dar netaip išsiskleidus, dar gali būti kaip šitam bičeliui išsiskleidus. Čia ne mano video, bet jis tiesiog taip man įstrigęs buvo atminty, kad aš galvoju, gerai, ne, aš dar šitam šuoliui nepasiruošęs, tai aš paprastai tiesiog su parašiutu iš karto skleisis. Yes, buddy! Kas ir buvo vis tiek, nuostabus šuolis. Skridau palei uolas, vaizdai nerealūs, pliažas iš toli jau šviečia, jau laukia, kada aš ten nusileisiu. Virš to pliažo atskridau aukštai, pasidžiaugiau labai gražiu paplūdimiu. Dar netgi praskridau pro viešbučio penthausą, pažiūrėjau, kaip jie tenais gyvena. Ką, ir visiškai saugiai, smagiai nusileidau. Va taip užbaigiau savo paskutinį Brazilijos šuolį. Su saulė, su žiauriai gera nuotaika. Now let's go find some ladies. Some Buna Grande. Ir va tokia paskutinė ta diena Brazilijai. Tai kokosai, banglentės, biški bangų, tai dar draugystės. Ir taip supranti, kokį tu gerą čia laiką turėjai, naujų draugų radai, tokių nerealių patirčių įgavai, tai kur, aš nežinau, už jokius pinigus turbūt nenusipirksit. O jeigu ir tu visą šitą video peržiūrėjai ir tau patiko, nenusibodo, tai ačiū tau labai. Žiauriai norėjau kartu pasidalinti šitą kelionę, kuri senai buvo, bet kad jos nepamiršt. Tai galiausiai ir sudėjau viską į bendrą tokį video. Tai ačiū labai jums visi.